įkvėpti ir kažkokia moteris, ar dar kažkas kokia neištikimybė? Ne, neištikimybė, pačio manęs supratimas. Aš niekada nebuvau žiauriai į tai, ta prasme, aš neturėjau savikontrolės stipriai, žinai, taip toliau. Niekada nebuvau hormonų stipriai labai valdomas. Ir vienu momentu supratau, kad draugauju su mergina ne dėl to, kad man jinai patinka, o dėl to, kad tiesiog nenoriu prarasti sekso partnerio. Gyvuliški instinktai yra. Ja, realiai, tu būni su ją ir tau nuobodu. Ir viskas, ko tu nori, tai tam sulaukti vakaro ir tada važiuoti namo. Ir suprantu, ant kiek tai niekinga yra. Ir tada nusprendžiau ieškoti ne aistros, o draugų. Su kuria, kai suprasiu, kad tikrai noriu visą laiką būti, galėsiu pradėti ieškoti aistros. O jeigu tu suprasi, kad su ta mergina, kurią praleidai visą laiką, nejauti visiškai jokios aistros? Nu, tai turi susijungti tie dalykai. Eigoje. Nu, ta prasme, čia eksperimentas. Bet čia tokia šiza, kaip įdomu. Jo, bet aš, pavyzdžiui, žiūriu, kad, biškai įdomiau negu Just. Taip. Man, ten visi, o tai čia tavo tokie jaunystė metai. Come on, aš galėjau. Aišku, jeigu žmona testai. Ar tu manai, kad tau sveikatai realiai nekenkia? Ai, sveikatai? Ne, nemanau. Nu jo, aš Laura turėjau sužavėti. Tas dalykas, ypač kai jinai pastoviai turbūt išvažiavus kažkur. Vis tiek įdomu, čia toks įdomus. Bet sakau, supranti, mes kai tik tais pasimatymai, kai būnam tik dviese, būna viena kova, dabar kai jinai gauna dėmesio iš visų. O aš esu tas, kuris nekovoti dėl. Aš nežinau pozicijai savo. Tai man dabar tai, kur aš ne. Man priklauso. Aš jaučiu, kad aš atėjau.